Sveiki sugrįžę į podcastą Kerniaus laiškai iš ateities. Ir šiandien 8 dalyje mes kalbėsim apie kvantinę hipnozę. Tai labai modernus ir šiuolaikinis būdas ir man jisai atrodo vis dar toks pat nerealus, kad man atrodo tarsi nužengęs iš ateities į dabartį. Nors iš tikrųjų tai atsirado Amerikoje apie 7-8 metį. Ačiū tokiem pradininkam kaip Michael Newton, kaip Dolores Cannon ir kad jie padarė tokį įdirbį, apie kurį ankstesni hipnoterapeutai net negalėjo pagalvoti. Anksčiau, jeigu hipnoterapijos metu būdavo pasiekiamas gylis ir tas lygis, kur žmogus pradeda kalbėti apie savo prisiminimus, kurie akivaizdžiai ne iš šio gyvenimo, hipnoterapeutai atsitraukdavo ir galvodavo, kad mes čia žengiam į kažkokią sritį, kuri kažkokia labai keista ir geriau nelysti ten, kur tu nesupranti. Bet Newtonas ir Cannon, jie buvo tie praktikai, kurie iš tikrųjų nebijojo žengti į nepažįstamą pasaulį ir jie pastebėjo, kad klientų patirtis ir dalykai yra besikartojantis arba kitaip tendencingi ir kad tame yra labai daug logikos ir kad tame yra labai daug tiesos ir kad iš esmės tyrinėjant tą sritį, tu tiesiog matai, kaip plečiasi tavo pasaulio supratimas. Bet svarbiausias dalykas, jie pastebėjo, kaip kvantinė hipnozė stipriai gali padėti tiems klientams, kur psichologas negali padėti, kur tai gydytojai negali padėti su sveikatos problemomis. Kartais net ir psichoterapeutai negali rasti priežasties, nes tarkim žmogų kankina kaip pavyzdys depresija daugiau negu 20 metų ir ant tablečių tas žmogus gali būti palaikomas ir gyventi šiek tiek geriau negu be jų, bet kol nebus atrasta tikroji priežastis, kas iš tikrųjų tenai viduje vyksta, kokia yra giluminė priežastis, kodėl tas žmogus yra depresijoje. Tai iš esmės, nerandant tikros priežasties, tu negali pasiekti išgyjimo, pavadinkim taip, arba tiesiog kelio į priekį, ne? Tai aš noriu pakalbėti šiandien šitą temą, nes jinai iš tikrųjų labai svarbi ir aš manau, kad svarbi dėl to, kad daugybė žmonių gyvena su savo problemomis ir galiausiai prie jų pripranta taip stipriai, kad net praranda viltį, kad tai gali keistis. Įvardinsiu kelis pavyzdžius. Viršsvoris. Apėjau visus gydytojus, man niekas nieko nerado, aš nežinau, ką daryti, turbūt mano tokia medžiagų apykaita. Arba nesutariu su tėvais, mūsų santykiai toksiški, nežinau, kas to daryti. Jeigu galiu kažką padaryti, norėčiau tai pakeisti, jeigu negaliu, bent jau norėčiau išgirsti atsakymą iš savo vidaus, iš savo aukštesnio aš, iš savasties, kad tai ne mano dalykas, kurį galiu pakeisti, bet kaip aš galėčiau prie to pristaikyti ir taip toliau. Ne, mes prieisim paskui prie daugiau pavyzdžių. Bet pradžiai apie hipnozę, kad vis dėlto kas tai ir kaip tai veikia. Pakalbėsiu truputį apie smegenų dažnius, gerai? Tai kai mes esame budrus, kaip dabar, kai aš su jumis kalbuosi ir pasakoju istorijas, mes esame beta dažnyje, tai yra mes esame pilnai sąmoningi, mes turim labai stiprų analitinį protą, mes gerai gaudomės viskame, ką darome ir taip toliau. Tai tas dažnis, kuriame mes būname daugiausiai dienos metu. Tada mes turime tokį tarsi lengvą transą, alfa dažnis, kurio gal transų ir nereikėtų vadinti, nes tiesiog mes esame trupučiuką giliau negu įprastai, kai dirbame. Ir tai gali pasireikšti per tokius dalykus kaip, kai gimsta melodijos kūrėjai, kai gimsta idėjas knygai parašyti, kai mes gulime pievoj, žiūrime į debesis, susisvajojame ir pradedame matyti, kad panašu čia į dramblį, čia panašu į kažką ir panašiai mes tokie būnam atsipalaidavę. Tai yra labai labai sveikas ir geras dažnis ir jeigu jūs galite kartais sau leisti pabūti tame gilesnėme tokiame dažnyje alfa transe, tai iš tikrųjų labai gerai, nes iš tikrųjų tai ne tik tai pasižadina mūsų vaizduotė, kūrybiškumas, atsakymai gali ateiti tuo metu, gali būti dienos sapnas, tas lucid dreaming, daydreaming angliškai, gali būti kažkokie kiti dalykai, bet svarbus dalykas ir tai, kad alfa dažnyje, kai yra jūsų kūnas ilsisi. Iš esmės jūs pasikraunate, jūs pailsite ir panašiai. Todėl
net jeigu įsivaizduojate, kad kartais naktimis nemiegate labai kietai ir pastebit, kad esate prabudę, bet jeigu sugebat išlikti pakankamai atsipalaidavę, tarsi, nežinau, ilgoj kelioniai traukiniu ar lėktuvu, kai esate tokie pusiau snūduriuojantis, iš tikrųjų jūsų kūnas ilsisi. Jeigu jūs galvojat, kad nesilsit arba stresuojat, tai grinai dėl to, kad jūs stresuojat ir save kankinat, kad kažkas su manim negerai, aš iki galo neužmiegu, aš nesilsiu, bet leiskit savo savęs nekankinti ir pajausti, kaip iš tikrųjų esat atsipalaidavę, kaip esate trupučiuką giliau negu kai esate budrus. Ir tiek užtenka, kad kūnas leistųsi į atsipalaidavimą ir pasikrautumėte batareikas. Dabar gilesnis dažnis, kuriame dirba daug praktikų, ir mes čia kalbam tada jau ne tik apie kvantinę hipnozę, bet galbūt apie teta healingą, apie kitus dalykus, tai yra teta dažnis. Jį žmogui pačiam pasiekti yra labai sunku, labai retas žmonių, kurie sugeba į tai išeiti per meditaciją ir kitus dalykus, ir būtent čia praktiko pagalba, kažkas, kas dirba su tuo, su kvantinė hipnozė, gali padėti jums pasiekti tą dažnį, pasiekti tą gylį ir patirti dalykus, kurių niekaip nepatirsite patys. Todėl pakalbėkime apie šitą dažnį. Iš esmės, kartais klientai galvoja, kad ar aš apalpsiu, ar aš būsiu nesąmoningas, ar aš pamiršiu, kad esu čia realybėje, ar kažkokie kiti dalykai. Tai noriu pirmiausia atsakyti šitos mitus, kad ne. Iš tikrųjų, žmogus išlieka sąmoningas, tiesiog tarsi jos smegenys dirba dviem dažniais. Vienas yra šiek tiek aukštesnis dažnis ir kitoks, kad galėtų klientas su manim bendrauti, galėtų pasakoti tai, ką mato, tai, ką patiria. Kitas dažnis yra teta dažnis ir jis yra būtent tas, kurį mes paprastai paros metu peržengiam labai greitai ir jame neužsibūnam. Tai atsitinka 2 kartus dienoje. Kai mes pabundam, mes grįžtam iš sapnų karalystės ir mes tiksliai nežinome, bet štai mes jau sąmoningi ir mes jau atsikėlę, galbūt dar šiek tiek, jeigu sapnuojate arba prisimenate sapnus, galite būti tam tarpiniam tokiam periode, bet kai sklaidosi šitas teta dažnis, šita būsena, tai iš tikrųjų tada ir sapnai pasimiršta, tarsi kaip rūkas nueitų į šoną, ne? Ir taip pat, kai mes keliavame miegoti, jūsų kūnas irgi taip pat ruošiasi miegu ir mes irgi tarsi per tiltą peržengiam į sapnų karalystę ir tiksliai nežinome, kada tai atsitiko, kurią valandą, kurią minutę, tik apytikriai mes nujaučiam, kad užmiegau kažkada po 11 ten iki vidurnakčio ir panašiai, bet niekaip nepasakysim, kada tiksliai. Tai mano kaip praktiko darbas yra būtent ir sukurti tą būseną jums ir palikti ant to tilto, kurį paprastai pereinate sapnų karalystę, bet nepereiti į miego stadiją. Tai iš tikrųjų tai yra pakankamai efektyvu, modernu ir žinant, kaip tą daryti, iš tikrųjų rezultatai yra nuostabus dėl to, kad net ir tuomet, kai atlikinėjau praktiką, dabar jau dirbu 2 metai, tai čia buvo pernai, nuo pat pirmo kliento visi klientai pasiekė hipnozės lygį. Čia nėra kažkokio tai labai didelio stebuklo ar sėkmės kažkokio faktoriaus, kad kiek procentų klientų pasiseks ar nepasiseks, pasiseka iš tikrųjų kiekvienam. Jūsų kūnas žino, prisimena, kaip užmigti, lygiai taip pat jisai prisimena, kaip pereiti į teta dažnį. Tiesiog aš padedu tą padaryti. Kodėl naudinga kvantinė hipnozė ir kuo jinai padeda? Tai pirmiausia, svarbu suprasti, kad būdami teta būsenai mes galime susisiekti su savo aukštesniuoju aš, su savo savastim, su savo aukštesnėje siela, oversoul. Ir būtent tame dažnyje mes galime tuomet pasiekti viską, kas paprastam lauke, ne kvantiniam lauke yra nepasiekiama. Tai kalbant apie kvantinį lauką, aš noriu, kad jūs įsivaizduotumėte, jog yra materija, ne, tai ką aš galiu pačiupinėti. Ir yra nematerialūs dalykai arba tie, kurie mums nėra matomi, tai nereiškia, kad jie nerealūs. Ir leiskite paimti kelius buitinius pavyzdžius. Ar mes galime matyti Wi-Fi stotelės bangas? Ne, mes jų nematom, negirdim ir tačiau kažkodėl štai kompiuteris, telefonas ir panašiai pasitelkia Wi-Fi signalą ir perduoda duomenis, ne? Taip pat mes ir kitų spindulių nematom, mes einame pasidaryti rentgeno nuotrauką,
mus peršviečia, atsiranda nuotrauka, kaip atrodo mūsų kaulai ir kiti organai, mes irgi nematome rentgeno spindulių ir taip toliau. Tai iš tikrųjų mūsų kūno galimybė suprasti realybę yra sąlyginai siaura, nes tai, ką mato mūsų akis, yra labai ribota, tai, ką girdi, irgi labai ribota, čia nereikia ieškoti toliau pavyzdžių, jūs ir patys puikiai žinote, kad banginiai, delfinai, net ir šunys ir taip toliau, jie turi visai kitokį spektrą klausai ir taip toliau, ane? Ta prasme, mes realiai galim kalbėti net apie ypatingus gebėjimus, pavyzdžiui, tarkim, sonaro gebėjimus, kaip po vandeniu, kai kurie gyvūnai gali tiesiog skenuoti labai toli aplinką po vandeniu ir tarsi matyti to, ko akis nemato, nes vandenį matomumas yra mažesnio atstumo, bet sonaro dėka iš tikrųjų gali gyvūnai matyti labai toli. Tai iš tikrųjų, kai kalbam apie tai, kur mes esam linkę save susiaurinti savo supratimą ir nenorėti sutikti su tuo, kad egzistuoja nematomi dalykai, kaip Wi-Fi signalas, kaip rentgenas, kaip sonaras, kaip dar kažkokie dalykai, tai mes tą ignoruojam tik tai tol, kol patys susidurėme su ta realybė, ar per technologijas, ar per gyvūnus, ar per istorijas, kurios mums iš tikrųjų surezonuoja ir mes pamatom, kad jos tikros, ne? Tai lygiai tas pats yra apie kvantinius dalykus. Tas kvantinis laukas, galėtume sakyti, kad netikiu, nieko ten nėra, nieko čia ypatingo, viską, ką galiu pačiupinėti, yra realu, visa kita yra nerealu. Bet taip nėra, iš tikrųjų net ir energijos yra jaučiamas. Pateiksiu irgi kelis pavyzdžius. Dalis iš jūsų, kurie esat labiau jautrus, galite jausti savo čakras. Kiti, kurie galbūt esate mažiau jautrus ir sakote, kad aš niekada nieko nejaučiu, tai irgi pamirštate kelis savo momentus gyvenime. Esu įsitikinęs, kad bent kartą kiekvienas žmogus yra patyręs, ką reiškia stiprias energijos, kurios pereina per jūsų kūną per koncertą, mylimo atlikėjo ar mylimos dainos, o galbūt kažko netikėto, kai jūs atėjote paklausyti jums nepažįstamo atlikėjo ir muzikos, bet tai pasiekė jūsų širdį, pasiekė gilesnius sluoksnius ir jūs pajutote šurpuliukus rankose ar nugaroje ar panašiai. Tikrai esate patyrę tokių momentų, kai atsistojo kūno plaukai ant rankų ir panašiai. Tai yra energijos, ta prasme, tiesiog taip mes plikomis akimis to nematom, bet tai yra energijos, kurias jūs pajaučiate. Tai iš esmės kiekvienas žmogus gali jausti tas energijas, tiesiog ar mes tam labiau pasiduodam, tyrinėjam, leidžiam savo lavinti tą įgūdį, ar tiesiog, sakykime, nekreipiam dėmesio arba blokuojam. Tai kalbant apie kvantinę hipnozę, grįžtu į temą, tai esmė yra ta, kad būnant gilesnėme dažnyje, būtent teta dažnyje, kai esate panirę į hipnozę, tuomet atsiveria labai didelės galimybės, nes mes būname praėję barjerą, kuris mums neleidžia prisiminti, kas buvome prieš gimstant, kokie buvo mūsų praėjusiai gyvenimai, kokios buvo mūsų patirtis, kaip jos įtakoja šios dienos patirtis ir problemas. Taip pat, kadangi laikas yra reliatyvus dalykas ir kai mes išeiname iš šitos 3D dimensijos, būtent per sąmonę susisiekiam su kvantiniu lauku, tuomet ir atsiranda galimybė keliauti ne tik tai į praeitus gyvenimus, bet ir ateitį, kadangi kosmoso akimis, Dievo, galit sakyti, akimis ar visatos kūrėjo akimis, viskas yra čia ir dabar šitam taške. Visa praeitis, dabartis ir ateitis yra būtent šitam taške. Aš nesiplėsiu šitą temą, nes apie tai yra atskiras podcastas, kur aš apie tai kalbėjau, tai tiesiog judėsiu toliau į priekį. Labai svarbu žinoti, kad pasąmonė labai myli kiekvieną žmogų ir būtent dėl to nori jam padėti apie šį gyvenimą, nori padėti jam įveikti problemas, iššūkius ir klausimus. Ir mūsų pasąmonė jau žino atsakymus, kurių mes taip atkakliai ieškom ir galime pasiklysti analitinio proto dėka. Kodėl pasiklystam analitinio proto dėka? Dėl to, kad iš tikrųjų mūsų mąstymo būdas, mūsų veikimo būdas yra labai dažnu atveju šiuolaikiniai civilizacijai pervertintas į kairę smegenų pusrutulio dalį, į tą analitinę dalį, kur mes norime rasti atsakymus per knygas, vadovėlius, kad kažkas kažką protingo pasakytų ir yra per mažai kelionės per širdį, per mūsų vizualią smegenų dalį, dešinę dalį.
Tai yra priežastis. Ir tuomet, kuomet mes susidurime su tiek daug triukšmo ir svarstymų savo galvoje, mes tikrai labai lengvai kiekvienai situacijai galim rasti 50 argumentų už arba prieš. Ir kas iš to, net jeigu tai yra 51 argumentas už ir 49 prieš. Kartais nuo to nepasidaro lengviau, nes galbūt ten, kur atrodo sprendimas gąsdinantis, kuris išstumia jūs iš komforto zonas, kuris gali paskatinti eiti nežinomą kryptim, tarsi labiau į nežinomybę, ir mes galime pasirinkti komfortą, kad gal nėra taip ir blogai, vyras mane muša ne kasdien, per šventės irgi padovanojo dovaną, mane pasiėmė atostogų ir taip toliau, ir protas taip greitai sukuria daug istorijų, taip greitai sukuria daug projekcijų apie tai, kaip mes norime matyti pasaulio, net toks, koks jis iš tikrųjų yra ir panašiai. Tai todėl yra svarbu, kad būtent kvantinės hipnozės metu, kai esam panirę į gylį, mes nustojame apgaudinėti save. Mes nustojame kurti istorijas, mes nustojame kurti pateisinimus kitiems arba savo, tiesiog išryškėja ta tikroji tiesa. Tai net ir tie žmonės, kurie labai sąmoningi ir labai gilinasi ir daug medituoja ir taip toliau, ir kažkur jau buvo liktai užčiuopę tą tiesą, vis tiek tas proto užesys ir analizė ir kiti dalykai sutrukdė jam priimti galutinį gerą sprendimą. Tačiau po kvantinės hipnozės ta tiesa tampa tokia aiški, kad tu ją pamatai ir atmatyti nebegali. Ir iš esmės taip gali galbūt atidėlioti kažkokį sprendimą, kurį reikia priimti gyvenime, bet tu jau žinai, koks yra tas sprendimas, kurio nori tavo širdis, kurio nori tavo vidus, kuris atitinka aukštesnį tavo sielos planą. Gerai, tai kalbant apie tai, kuo naudinga. Tai iš esmės naudinga hipnozė dėl to, kad gali išspręsti bet kurį lygį, kuris yra jums reikalingas. Ne? Ar tai būtų fizinės problemos, išsiaiškinti, kokios yra ligos priežastys, kas tai nulemia, kaip mes prisišaukėme tą ligą į gyvenimą, ar tai susijęs su kažkokiais įvykiais šitame gyvenime, ar ankstesniuose gyvenimuose. Tai gali padėti išspręsti psichologinės problemas ir nebūtinai reikia imti rimčiausius pavyzdžius kaip depresija ar kažką, bet iš esmės bet kokie psichologiniai rūpesčiai, pavadinkime, ne? Su kuo nedirbu iš karto pasakysiu ir įspėsiu, kad aš nedirbu tik tai su labai rimtomis proto problemomis, kaip pavyzdys šizofrenija, kai yra skilusi asmenybė, arba tokie labai sudėtingi atvejai, bet iš esmės kiti dalykai netrukdo, kaip, pavyzdžiui, dėmesio sutrikimai, ADHD, ar ten depresija, ar tai, kad žmogus yra ant kažkokių vaistų ar panašiai. Tiesiog reikia apie tai būtinai pasakyti prieš tariantis dėl susitikimo ir kartu mes galime tiesiog pasiaiškinti, ar tai galėtų būti kliūtis ar ne. Bet labai dažnu atveju tai tiesiog nėra kliūtis. Esu dirbęs su tais, kurie turi dėmesio sutrikimų ir panašiai, ir iš tikrųjų rezultatai irgi yra labai puikūs. Tai apkalbėjom apie tai, kam netinka, ne? Tai vat šitoj vietoj. Ir tuomet galime pakalbėti apie kodėl praėjo gyvenimai. Truputį užsiminsiu šitą temą, ne? Įsivaizduokite, kad žmogus, paimkim populiarią problemą, turi viršsvorio, ne? Jisai pats dažnai net nežino, kas tai nulemia ir slapčia pavydi tiem, kurie neturi to viršsvorio, prisikuria istorijų, kad čia mano lėta apykaita, kitiems žmonėms pasisekė, visi valgo tą patį, bet kažkodėl aš storėjau, kiti nestorėjo ir taip toliau, ir mes įsisukam į tokį iliuzijų rūką iš tikrųjų, kur ne tai, kad nenorim, bet nebegalim pamatyti tikrosios priežasties. Ir būtent per kvantinę hipnozę mes atrakinam ir surandam priežastis. Paminėsiu kelis pavyzdžius. Klientas vaikystėje mamos buvo nuolat gąsdinamas, kad pasprings. Dėl to jam neleido valgyti kietų dalykų. Atsikasti obuolio, valgyti morkos ir taip toliau. Jie tiesiog skatino valgyti minkštą maistą. Na tai kas yra minkštas maistas? Batonai, bandelės, ryžiai, visokie tokie dalykai, tai atsiprašau, visiškai nejuokinga, bet truputį juokinga. Ir tas žmogus užaugo su viršsvoriu ir dabar vis dar turi viršsvorį. Ir iš tikrųjų viršsvorio priežastis yra mityba, ką jisai valgo, kaip jisai valgo ir visi šitie dalykai, bet
jisai negali to įveikti, kol jisai neišspręs savo tos vidinės baimės, kol jisai negalės pakeisti savo vidinių nuostatų, kaip atsirado tie įpročiai, kodėl jisai jų įsikibęs, nes tai yra susijęs su, ir tikrai nejuokinga, su mirties baime. Kad jeigu aš valgysiu kitokį maistą, aš užstringsiu ir numirsiu. Man taip visada sakė mama, aš to tikiu. Ir labai natūralu dėl to, kad mes, kol esame vaikai, kol mes esame maži, tėvai yra mums visas pasaulis. Viskas, ką jie sako, mes tuo tikime, kaip turi būti, ką reikia daryti, ko nereikia daryti ir taip toliau. Ne? Tai įsivaizduokit, kad tam klientui pasąmonė, kai padovanoja matymą ir parodo, kad tai yra netiesa, tiesiami įsitikinimai ir parodo ir leidžia išgyventi tą prisiminimą, staiga jį paleidžia, tavo baimę apie mirtį ir kitus dalykus ir jisai gali keisti savo mitybą. Pirmą kartą gyvenime iš tikrųjų gali keisti savo mitybą ir nustoti valgyti minkštą maistą. Ir rinktis kažkokį kitokį maistą, kuris būtų žymiai sveikesnis jo kūnui ir kūnas pradeda keistis. Kitas pavyzdys, kur žmogaus priežastis apie nutukimą siekia ankstesnius gyvenimus ir tada jau čia net ir paprastas psichologas turbūt nepadėtų, bet esmė yra tokia. Žmogus praėjusiam gyvenime gyveno Afrikos žemyne ir labai kentė badu, ta prasme, nuolatos kentė nepriteklių, nuolatos jautėsi alkanas ir kiekviena proga, kai galėjo gauti maisto, tai buvo proga, kai iš tikrųjų naudokis progą ir valgyk tą maistą, nes vėliau jo tiesiog nebus, tu badausi. Tai siela atsinešė kaip prisiminimą, kaip šešėlį, kaip tarsi tokia trauma, kuri pasiliko su siela dėl tų labai labai stiprių išgyvenimų praėjusiam gyvenime ir jisai, tas žmogus vis dar jaučiasi taip šitame gyvenime, nors aš, jūs ir bet kuris kitas, jeigu mes pažvelgtume, gal ir nevalgome kažkaip tobulai, gal ir nėra, kad ten kiekvieną dieną galėtume valgyti lašišą, krevetes ar kažkaip, bet mes tikrai nevadavim. Aš nepažįstu nei vieno žmogaus asmeniškai, kur iš tikrųjų turėtų problemą su tuo, kad rasti maisto, gauti maisto. Mes turim net ir tuos, kurie skurdesnėme lygyje turi maisto banką, turime daugybę programų, turime daugybę galimybių, kaip iš tikrųjų vis tiek galim jausti saugus, ne? Bet nenušoksiu apie tai, norėjau pasakoti, kad tas klientas atsinešęs iš praėjusio gyvenimo tą baimę, kad turiu būtinai pavalgyti kiekvieną kartą, kai matau maistą, kai galiu gauti maisto ir turiu pavalgyti daugiau, tarsi į ateitį vos ne, kad už 2 kartus, už 2 vyrus ar ten dar kažkaip. Ir jisai taip elgiasi pasąmoningai ir jisai to net nesupranta, nes tiesiog vėlgi tai yra vedama vidinės baimės ir jinai susijusi su išgyvenimo baime. Tai tokias baimės yra labai sunku įveikti. Tai vėlgi pasąmoniai parodžius to praėjusio gyvenimo vaizdus, parodžius, kad iš tikrųjų tai yra ankstesnės baimės susijusios su ankstesniu gyvenimu, o ne šiuo gyvenimu, paima ir paleidžia tą baimę ir viskas, ir jisai nustoja valgyti į ateitį, nustoja valgyti bet kokia įmanoma proga, tiesiog vėlgi sugrįžta kūnas į balansą, nes iš esmės mūsų organizmas žino, kaip sugrįžti į balansą. Tai nevardinsiu gal kitų pavyzdžių, įvardinsiu tik tai sritis, kuriuose mes galime gauti pagalbą. Tai yra savivertė, tai yra santykiai su šeima ar antra pusė, tai yra santykiai su draugais, tai yra pašaukimo klausimai apie gyvenimą, ta prasme, kad kodėl aš gimiau, ką aš iš tikrųjų turėčiau daryti, kaip aš galiu pilnai realizuoti save. Tai gali būti sveikatos problemos, ne, kaip jau supratote, fizinės ar psichologinės. Tai gali būti sudėtingi išgyvenimai, kurie nepaleidžia, tarkim, jeigu teko palaidoti artimą jums žmogų ir jūsų tas liūdesys nepaleidžia daugiau negu kelis mėnesius ir jūs tame įstrigote, tai visi šitie dalykai. Ir dabar, kai mes išeinam iš to fizinio lygio, kurį sprendžiam, ir išeinam iš psichologinio lygio, ne, tai mes tarsi pakalbėjom apie fizinę sveikatą, emocinę sveikatą, kas yra tenai aukščiau ir toliau. Tai iš tikrųjų kvantinė hipnozė siekia labai labai daug ir praktiškai limitų nėra, bet tai labai priklauso nuo žmogaus atvirumo ir ką jisai bando išspręsti. Ir labai dažnai, kai mes bandome
neišspręsti dabartinių problemų, neišspręsti dabartinių emocinių žaizdų ir panašiai, tiesiog norime peršokti į kažkokį kosminį lygį, tai nepavyksta, tai esu to pats asmeniškai susidūriau, kad aš toks smalsus esu apie pasaulį, aš toks smalsus apie visatą, aš toks smalsus apie kosminius dalykus, kad jeigu aš turiu kitose žvaigždėse patirčių, aš taip norėčiau tai atrakinti, norėčiau sužinoti ir dėja labai ilgai tai nepavyko nei per pirmą, antrą, trečią ar ketvirtą sesiją, bet tiesiog aš džiaugiausi, kai galėjau vis tiek klientams padėti tą temą, kurie jie buvo pasiruošę, jie turėjo ryšį arba buvo pasiruošę ryšį su savo sielos draugų grupe arba su kosminė šeima bendrauti ir tuo metu pamatai, kad iš tikrųjų ribų nėra. Tai kodėl tie lygiai iš tikrųjų reikalingi? Dėl to, kad iš tikrųjų mes kartais galime gauti labai stiprias pagalbas iš aukščiau. Esu turėjęs klientų, kurie turi energetinių problemų, nežinau, katalikai tai vadintų apsėdimu ar ten dar kažkokiais dalykais, bet iš esmės ne viskas yra velniai ar ten kažkokie blogi dalykai, kartais tai yra svetimos energijos, kurias reikia paleisti, kurias mes patys prisikvietėm ir įsileidom, patys kartais nežinodami, kodėl arba nepastebėdami, kur, vat kaip viena klientė sako, aš tokia vieniša, taip norėčiau, kad kažkas su manim draugautų, sutinku bet ką įsileisti į savo gyvenimą, kad tik nesijaučiau vieniša ir prie jos prikibo blogos energijos, nes iš esmės netyčia pati pasikvietė sakydama, kad įsileidžia bet ką. Tai tokiose vietose kartais mano energetinio lauko, mano galimybių neužtenka ir mes kviečiamės į pagalbą ir ta pagalba ateina. Bet aš manau, kitoj laidoj galėsim pakalbėti apie archangelus ar apie kitas aukšto lygio būtybės, bet dabar tiesiog užsiminsiu tai, kad daugelį dalykų, kuriuos esate girdėję ar apie angelus, ar apie nežemiškos gyvybės dalykus, ta prasme visa tai yra tiesa ir per kvantinę hipnozę mes sukūrėme saugų lauką, kuriame yra kviečiamas tik tokios būtybės, kurios yra naudingos klientui, jo aukštesniajam sielos tikslui ir panašiai, ta prasme mes šiandien susidurėme su blogais dalykais, tai šita prasme klientai visada yra saugūs, šiandien nėra ko bijoti. Galiu paminėti vieną kosminį pavyzdį. Klientė turėjo jau atrakinusi labai aišku ryšį su savo kosminė šeima ir tiesiog mes susitarėme dėl apsikeitimo sesijos, nes jinai irgi dirba su kvantinė hipnoze, aš dirbu su kvantinė hipnoze, jinai Amerikos, aš Lietuvoje, bet atstumas iš tikrųjų nedaro įtakos ir kad jau tai užsiminiau, tai ir pasakysiu, kad iš esmės man labiausiai patinka dirbti gyvai su klientu Vilniuje, mes susitinkam mano erdvėje, bet taip pat esu daug kartų dirbęs ir nuotoliu irgi viskas puikiai ir saugiai veikia. Tai klientė, grįžtu prie klientės, su kuria mes dirbome Amerikoje, jinai jaučia ryšį ir gali gauti pagalbą ne tik iš savo aukštesnio aš, bet ir iš savo kosminės šeimos. Tačiau jai buvo smalsu, kaip tai vyktų kvantinės hipnozės metu. Tai kvantinės hipnozės metu patirtis yra daug gilesnė, nes vietoj to, kad turėtum vidinį vedimą tarsi per minčių pagalbą ar kažkokią kitų būdų, bet iš tikrųjų tau pasijungia vaizdas, garsas, labai dažnai pasijungia kvapas, labai dažnai klientams pasijungia kiti fiziniai pojūčiai, kad jeigu tave apkabina, tu jauti tą apkabinimą ir taip toliau, tai iš tikrųjų ta patirtis tada turi visai kitokį gylį. Ir kai aš kalbu apie šias patirtis, kad kiek pojūčių pasijungia kvantinės hipnozės metu, tai iš tikrųjų kalbu ne tik apie kosminės patirtis, ar mes keliautume į praėjusio gyvenimo prisiminimus ar šio gyvenimo prisiminimus, visada tie pojūčiai labai labai stiprus. Įsivaizduokite klientę, kuri norėjo spręsti santykių problemą su savo antra puse. Jai pasąmonė parinko ir parodė vestuvių dieną, kaip jinai stovi su vyru viena priešais kitą ir kaip jie sako priesaiką, kaip jisai žiūri jai mylinčiamis akimis ir iš tikrųjų prisiekia meilę ir jinai gali jausti tą meilę. Ir tą jausmą jinai truputį pamiršo dėl to, kad gyvenime užsvėrė labai daug buitinių problemų, ten
mašinos problemos, vaikai, visokie kiti dalykai ir tiesiog tarsi tarp visų tų ginčių ir dalykų pasimetė esmė, kodėl jie apskritai susitiko, kodėl gyvena kartu ir taip toliau. Tai šitie dalykai. Gerai, ir tuomet apie kvantinės hipnozės įkūrėjus, manau, kad noriu būtinai pagirti ir padėkoti jiems už jų įdirbį, nes jeigu jie nebūtų to padarę, aš negalėčiau to padaryti. Tai Dolores Cannon sukūrė Quantum Healing Hypnosis technik, kvantinio gydymo hipnozės techniką, ir tai atsitiko 7-8 dešimtmetyje, bet jinai labai ilgai dirbo ties to viena, jinai dirbo su tūkstančiais klientų ir tik tai gerokai vėliau, peržengus jau į šį tūkstantmetį, jinai pradėjo kurti metodus, kaip kitus išmokyti, kad ir kiti galėtų daryti tą patį. Tai aš labai laimingas, kad galėjau baigti studijas Amerikoje ir galėjau pradėti dirbti su šita tema. Vėliau aš pagilinau savo studijas ir baigiau Beyond Quantum Healing kursus, kurią sukūrė Goldman. Tai jeigu Dolores Cannon metodą aš vadinčiau klasika, bet moderniaja klasika, kuri iš tikrųjų niekada nesensta, bet vis dėlto pagal tą klasiką dirbant galima dirbti tik tai gyvai. Tuo tarpu Beyond Quantum Healing lietuviškai sunku išversti, bet aš sakyčiau gal intuityvus kvantinis gydymas, galima dirbti tiek gyvai, tiek ir nuotoliu ir atsiranda daugiau laisvės sesijos trukmei. Dėl to Beyond Quantum Healing aš siūlau ir 3-4 valandų sesiją, tai pusdienį iš tikrųjų kiekvienas iš mūsų galim surasti, ar tai būtų rytinis ar popietinis laikas, bet vis dar lieka jums kita dalis dienos. Tuo tarpu Dolores metodu, kvantinio hipnozės gydymo technika, jinai užtrunka apie 5-6 valandas, užtrunka visą dieną, bet tame irgi yra labai daug prasmės, nes iš esmės siekiant gyvenimo pokyčio, siekiant transformacijos, siekiant pakeisti dalykus, kuriuos labai ilgai nešiojatės, tai visos dienos spa jūsų sielai, tai iš tikrųjų dalykas, kurį tikrai pats stengiuosi patirti ir leidžiu savo tą kelis kartus per metus, lygiai taip pat ir kitiems patariu patirti. Tai gal būtų tiek ir pačiai pabaigai, kad ką nors gražaus padovanoti, ką nors įdomaus, kažkokią gražią istoriją, tai noriu papasakoti, kaip aš atsiradau su tokiu įdomiu darbu kaip kvantinė hipnozė. Tai visiškai netikėta. Iš tikrųjų, jeigu prieš porą metų būtumėt kažkas pasakė, kad Kerniau, tu būsi hipnoterapeutas, tu dirbsi su hipnoze, dirbsi su klientais, padėsi jam prisiminti praėjusius gyvenimus ar nukeliauti į ateitį ir taip toliau, sakyčiau, ką čia visiškai ne apie mane negali būti, nieko nesuprantu, aš dirbu, nežinau, bankuose, su IT projektais, su visokiais kitais dalykais, su dirbtiniu intelektu, bet aš ir psichologijos sritis, nesuprantu, apie ką jūs kalbat, bet taip jau nutiko, kad prieš daugiau negu 2 metus aš nusprendžiau išeiti iš savo darbo. Jame jaučiausi gerai komforto zonoje, tikrai uždirbau labai gerus pinigus, tai buvo labai įdomus IT projektai, kai kurie siekia tikrai kitas šalis, ar tarkim darbas per 3 Baltijos šalis ir taip toliau, komandos tikrai įdomios, bet aš kažkodėl jaučiausi ne savo vietoje ir nors buvo baisu žengti nežinomybės kryptim ir man labai rezonuoja, kai klientai tą patiria, kažkaip labai būna neramu judėti iš santykių, ar kurie toksiški, ar iš darbo, ar iš kažkokių kitų situacijų, kai tu neturi garantijų ir nesupranti, kur eini, bet supranti, kad turi padaryti žingsnį, nes kitaip ateitis pati neateis. Tai aš išėjęs galvojau, kad aš jaučiu, kad noriu, kad mano sekančiam darbe spindėtų akis to, ką aš darau, degtų širdis to, ką aš darau, kad tai nebūtų, kad tiesiog esu komforto zonai, žinau, ką reikia padaryti, žinau, kaip susidėlioti ten projektai, sekti, kaip dirbti su žmonėms, su komandomis ir taip toliau. Taip, mes turbūt, kai nežinom, kur norim nueiti, tai tada visi keliai tinka ir tada mus pasitveria kažkas, kam atrodo mūsų įgūdžiai reikalingi, bet nebūtinai mus tai džiugina, ne? Ir aš įsikėliau labai keistą tą tikslą, kad aš noriu surasti darbą, kuriame degtų mano širdis. Ir pradėjau tiesiog ieškojimą, pradėjau ieškoti ir supratau, kad
Noriu padėti Žemės planetai, noriu padėti geriausiu įmanomu būdu, noriu panaudoti visus savo talentus, galbūt net ir tuos, kurių nežinau, kuriuos aš turiu, bet turbūt turiu daugiau negu save pažįstu. Ir tai galėjo būti bet kas, nes ką reiškia padėti planetai? Padėti planetai galima keliauti į Afriką ir padėti mokyti vaikus anglų, galima skiepyti nuo ligų, galima, nežinau, gelbėti delfinus ar banginius, galima rūpintis taršos mažinimu, daugybę dalykų, bet prasme iš esmės tvarumo tema, plačia prasme, kaip padėti Žemės planetai, tai yra neišsenkamas vandenynas. Ir kažkurio momentu, kai aš supratau, kad aš nesuprantu, kaip pats surasti savo tikslą, aš pradėjau manifestuoti ir tikėti, kad jeigu aš pasiduosiu vandenynui, panašiai kaip jeigu jūroje jūs nuneštų toliau nuo kranto, nėra prasmės kapstytis ir deginti visas jėgas iš paskutinių, iš desperacijos, bet tiesiog geriau atsipalaiduoti, stengtis laikyti paviršiuje ir leisti, kad jūs išneštų vandenynas, nes vis tiek kažkur išneš, net jeigu nežinote kur. Man buvo toks jausmas, jisai gal nebuvo labai jaukus, bet aš kaip tik leidau savo, baigęs tos darbus, keliauti po Afriką ir Afrikoje pasižadinau labai stiprią intuiciją. Truputį papasakosiu apie tai. Aš keliavau po safarį pirmą kartą gyvenime ir turėjau drąsos keliauti ne tik tai su rangeriais, jų aukštam džipe, kur tavęs nepasiektų liūtai ar kažkas, bet keliauti ir su savo nuomota maža mašinėlė, padės parašas, kad niekas neatsako už mano sveikatą ir gyvybę. Bet ten įvyko toks mindfuckas, atsiprašau anglizmas, kad nunešė stogą supratimas tai, kad aš nežinau ir nesuprantu kartais, kur važiuoju ir iš esmės, kai tu esi kažkokiai sankryžoj, toks atrodo tarsi kaimo keliukas, smėlis, kažkokių porą rodiklių. Taip, tu žemėlapį gali surasti, kur tu esi, bet tai nepadeda suprasti, kur tu nori važiuoti, nes iš esmės viduje yra noras, kad aha, gerai, dramblius mačiau, norėčiau pamatyti zebrų kaimenę arba kažką ir tada tu žiūri tą žemėlapį ir tam žemėlapį neparodyta, kur tai yra, nes tai ne zoologijos sodas, gyvūnai laksto laisvi po visą teritoriją, ta teritorija didesnė negu atstumas tarp Vilniaus ir Kauno ir ten yra ir slėniai, ir kalnai, ir kas tik nori, ta prasme, kur važiuoti. Ir net jeigu rangerio paklaustum, kad kur vakar matei zebrų kaimenę, tai nereiškia, kad tu šiandien nuvažiuosi ir ten juos rasi, greičiausiai jie migruoja, jau yra visiškai kažkur kitur ir aš kovoju. Pala. Kaip gali būti, kad aš toks protingas, turiu, nežinau, piloto licenciją, galiu skraidyti, sukūręs dirbtinio intelekto įrankį ir taip toliau. Ir šitoje vietoje aš jaučiuosi visiškai durnelis, atsiprašau, bet tikrai taip jaučiuosi, nes tiesiog žiūri žemėlapį, tu klausi savo proto, tai kur man dabar važiuoti, kairę ar dešinę, jeigu aš noriu pamatyti tą ir tą. Ir tiesiog tu negauni to atsakymo ir aš tada taip sustoju ir galvoju, gerai. Meditacija ar kažkokie dalykai gal man truputį padėtų susigauti, tai kas čia dabar vyksta su manimi ir ypač su tais sudėtingais jausmais, kai tu pasijunti staiga va tai va blogai ir pritrenktas. Ir man iškyla dienos sapnas, kaip aš minėjau, daydreaming, lucid dreaming, tai yra alfa dažnis smegenų ir iškyla vaizdas, kaip mažas vėžliukas plaukia vandenyne, jisai kelis metus nėra buvęs savo gimtoje saloje. Pirmą kartą, kai išsirito tenai, iš smėlio, atsidūrė vandeninė, išplaukė ir niekada nebuvo apsilankęs to vietoj, bet kaip jisai toks mažiukas, neturi lygiai taip pat jokių Waze'ų, Google Maps'ų, neturi jokių apps'ų, net neturi papirinio žemėlapio, kurį aš neturiu ant sėdynės, bet kaip jisai suranda savo kelią, kaip jisai žino, kur plaukti, kaip jisai žino, kur yra jo gimtoji sala. Ir man pasąmonė pateikė atsakymą, kad, ta prasme, jisai pasikliauno savo intuiciją ir aš tada toliau turiu tą dienos sapną ir galvoju, tai kaip atrodo ta dienos intuicija, tiesiog tarsi kažkoks, nežinau, sidabrinis siūlas, kad jisai jaučia, kad aš plaukiu šitą kryptimį ir kai nuplauksiu tenai rasiu tą ir jisai pasitikė tuo vidiniu vedimu ir jisai nesiblaško ir neplaukia į kairę, dešinę, o gal čia, o gal ten, tą, ką daro mūsų analitinis protas, kai mes blaškomės. Tiesiog jisai pasitikė vidiniu vedimu ir yra ten ir aš galvoju, o geras, tai gal jeigu vėžliukas turi tokią stiprią intuiciją, aš esu žmogus, tai negi aš neturiu tokios intuicijos ir tada viduje iškyla atsakymas, aišku, kad turi.
tiesiog tu niekada jos nepaklausi ir nedavėjai darbo. Ir aš toks, ką, aš tik tai nepaklausiau, aš galiu paklausti ir gauti atsakymą ir aš tada viduje klausiu, nu, tarsi iš smalsumo, tarsi iš žaidimo, aš turbūt net nežinau ir aš tikėjau savim, ką darau, aš toks, tai gerai, aš noriu zebrų kaimene pamatyti, tai man čia važiuoti į kairę ar į dešinę. Ir girdžiu viduje labai aišku atsakymą į savo pasaulį, nes aišku, kad į kairę. Ir aš toks, ką, ta prasme, taip paprasta. Ir tada aš leidžiuosi į kairę, pavažiuoju vos kelius šimtus metrų, tikrai ten neužtruko 10 minučių ar daugiau. Ir yra nuostabi zebrų kaimenė. Ir matau mažylį prie mamos, ir jie tokie panašus, net ir kailio dryžiai vienodi mamos. Ir to vaiko yra keli jaunuoliai, kurie dūksta ir varinėja ten aplink mano mašiną per krūmus ir visą kitą. Aš aišku, kad išsijungiu variklį, išsijungiu kondicionierių ir panašiai, kad mano mašina būtų tyli kaip akmuo, kaip baltas akmuo. Ir aš galiu stebėti nuostabų gyvūnų gyvenimą. Ir aš jaučiuosi toks laimingas, aš jaučiuosi toks susižavėjęs, kad intuicija yra tokia stipri. Ir tuo momentu aš sau duodu pažadą, kad nuo šiol gyvenime nesvarbu kas, nesvarbu kodėl aš nesuprasiu, kad darau kažką, ką darau, net jeigu aš nesuprasiu, kodėl mane veda intuicija tą pusę, aš visada seksiu savo intuiciją, aš visada tai darysiu, net ir tada, kai nežinau. Ir tada prasidės stebuklai, ta prasme, aš tada pradėjau tyrinėti savo intuiciją ir matyti, kaip jinai skirtingai veikia. Kartais galbūt negirdi to aiškaus atsakymo savo viduje ir prašai savo kūno pagalbos, kad, nežinau, išsikelia kažkokį klausimą ir tarsi per meditaciją sakai, kad jeigu atsakymas yra toks ir toks, tai mano kūnas palinks į kairę. Jeigu toks ir toks mano atsakymas, tai mano kūnas palinks į dešinę. Ir iš tikrųjų tuomet nieko nedarai. Tiesiog sėdi, tiesiog esi, tarsi būni ir kažkurio momentu, ne tada, kai tu pareikalavai iš kūno, bet trupučiuką palaukus, tiesiog tavo kūnas pasvyra į vieną kažkurią pusę. Tai yra daug metodų, kaip prakalbinti intuiciją, bet aš pateikiau kelis iš jų, bet be abejo, kad protas turi būti nurimęs, neturi emocijų šaukti, neturi analitinis protas ūžti kaip daugybė radijos, tačiau mes turime būti ramesni, kad mes galėtume girdėti savo intuiciją. Tai Afrika buvo tas dalykas, kuris pakeitė mano gyvenimo kryptį ir pajungė intuiciją veikti labai stipriai. Ir visa kita toliau buvo stebuklai ir sinchroniškumai, kurie susidėjo į savo vietas. Tai visa tą padėjo man. Ir istorijos pabaiga būtų tokia. Vasarą keliaudamas su vienu bičiuliu prie ežero ir mes buvom pasiėmę hamakų, sakėm, kad maudysimės, kalbėsim apie gyvenimą, gal kokią knygą skaitysim. Jisai man atnešė knygą, Michael Newton Sielų lemtis. Šią knygą galite rasti lietuviškai ir knygynuose, ir bibliotekose, ir net audiotekoje. Jeigu įdomu, tai tą knygą skaitant man iškilo labai keistas jausmas, kad man buvo jausmas, kad aš skaitydamas tą knygą ne tai, kad atrandu naujus dalykus, bet prisimenu tai, ką buvau pamiršęs. Ir būtent apie daugybę gyvenimo, apie tai, kad mūsų sielos pasibaigus vienam gyvenimui keliauja sielų erdvę, pasižiūri, kaip sekėsi gyventi, susiplanuoja sekantį gyvenimą, sekančias patirtis ir taip toliau. Ta knyga buvo man atradimas ir vienu momentu aš tiesiog tą knygą skaitydamas užsisvajau ir galvojau, Kerniau, kodėl tu toks esi susižavėjęs tuo, kodėl tau taip dega ir greičiau net plaka širdis, tarsi būtum įsimylėjęs. Tai gal tu nori būti Newtonas? Ir man taip iš karto atsakymus viduje. Aišku, kad taip. Ta prasme, aš noriu dirbti su hipnoze, jeigu tik tai sugebėčiau, jeigu galėčiau. Ir tada susidėlioja kiti dalykai. Aš prisimenu moters vardą. Nežinau, kodėl aš tos moters vardą prisimeniau, bet aš tiesiog pasižiūriu internete, gal aš ją turiu drauguose, nepaisant to, kad 5-6 metus aš jos nebuvau matęs ir esu matęs tik tai kelionės metu, kai Maldyvose buvau. Tada pasirodo, kad jinai jau dirba su kvantinė hipnozė 3 metus, aš užsirašau pas ją į sesiją, atsiveria nauji dalykai, atsiveria iš vidaus patvirtinimus, kai mano aukštesnysis aš sako, kad taip tikrai, čia yra tavo naujas pašaukimas, tavo naujas darbas, net nebejok, o ko tu lauki, kodėl nesiskubini su studijom ir nesiskubini pradėti šios praktikos ir taip toliau. Tai iš tikrųjų intuicija tai viena dalis, vienas žingsnis, bet tikrai kvantinė hipnozė ir tai, kad aš patekau pas labai nuostabią specialistę, buvo irgi lemiamas žingsnis mano transformacijai. Tai šiandien tiek.
aš jūs pakviesiu, jeigu įdomu iš tikrųjų, turėti nemokamą skambutį 15 minučių su manim ir užduoti kitus papildomus klausimus, galbūt apie problemas, kurias norėtumėt atsinešti į kvantinės hipnozės sesiją, galbūt apie baimės, kurios trukdo patikėti arba ateiti į tokią sesiją. Ir primenu, kad nebūtina rasti visos pilnos dienos, nors tą labiausiai rekomenduoju, bet iš esmės ir 3-4 valandų sesiją ir atsinešti kelis svarbiausius esminius klausimus į sesiją jau keičia gyvenimą į gerą. Tai iki kitų susitikimų, bus tikrai labai įdomių laidų ateityje. Jau užsiminiau apie archangelus, tai kalbėsim ir apie juos, ir apie daugybę kitų dalykų. Tai ačiū, kad klausotės. Linkiu gražios šiltos vasaros, jeigu ją klausotės dabar realiu laiku. Ir jeigu buvau šiandien užkimęs, tai turbūt irgi suvalgiau per daug ledų, bet kaip tokia graži vasara, kaip nesidžiaugti braškėmis, kitais vaisiais ir ledais ir panašiai. Tai palinkėsiu ir jums daug džiaugsmo, daug ryšio su gamta, daug ryšio su jūsų žmonėm, kuriuos mylite, ir iki kitų susitikimų.